vaikšto. Tiesa, šitos kanklės yra įdomios tom, kad pats korpusas yra ąžuolinis, tai šitam instrumentui yra pakankamai reta, kad iš ąžuolo darytų. Net patys meistrai stebėsi, kai šitą parodžiau iš Plungės meistrui Lučinskui, tai jisai labai nusistebėjo, sako, ąžuolinės kanklės. Jisai sako, nepamenu, kad pats jisai darytų iš ąžuolo. Tai aš meistro nežinau šito instrumento, jisai tokio atsitiktiniu keliu atkeliavo iš žmogaus, kuris perparduoda ir tiesiog perpirko ir kažkaip labai džiaugiuosi. Atsiprašau, o čia autentiškas šitas? Čia yra nemodernizuotas. Jisai, reiškia, brėžinių jo kaip ir nėra išlikusių. Yra tokių, nežinau net kaip įvardinti, muziejuose tam tikrų piešinių, kur matosi forma, matosi proporcija, kai žmogus laiko tą instrumentą ir maždaug iš tų piešinukų yra atkurta. Nes taip, kad būtų išlikusių autentiškų pavyzdžių, aš bent nežinau. Gal yra kažkur kokiam muziejui. Bent jau man matyti autentiškų, kad ten būtų kelių šimtų metų senumo neteko. Tuo tarpu va tokių instrumentų tokio tipo tikrai yra muziejuose nemažai. Aišku, jie netrodo gal taip plotniai, gražiai ir visa kita. Ten spalva jau medžio kitokia nuo laiko. Tai tokius yra dar iš ko pasižiūrėti, o šituos iš kažkokių nuotraukų, iš kažkokių piešinių galbūt. Skamba, aišku, panašiai, bet pati technika galbūt ir skiriasi nuo žemaitiško, aukštaitiško.